Vaikiški žaidimai. Pasitikti naujuosius metus Andrius nutarė su tėvais. To prašė ir senokai savo senelių nematęs Jonelis. Atvykę prieš porą dienų, džiaugėsi tikrų žiemiškų orų. Giedrų dangumi ritinėjosi saulė, švelniai kandžiojosi šaltukas, šventiškai blizgėjo laukus užklojęs sniegas. Kada paskutinį kartą slidinėjote? Netikėtų klausimų pasitiko svečius Romas. Tėve, koks slidinėjimas? Iš virtuvės atsiliepė Verutė. Vyrai po kelionės išalkę, pirmiausia prie stalo jos reikia pakviesti. Žinoma, bet paskui būtinai paslidinėsim, nes diena tai Dievo dovana, kurios nevalia nepriimti. Po pietų ir trumpo pasisėdėjimo pirmas pakilo Jonelis. O saulutė senelį greit pradės leisti, paskubėkim. Tos lietuviškos žiemos, ypač Pamario krašte, nedažnai džiugina gausių sniegų pusnim. Tačiau visada, kai smagiai pasnigdavo, Romas rasdavo laiko su sūnumi paslidinėti. Pomėgių slidinėti jis parsivežė iš Sibiro, kur fizinio lavinimo pamokos nuo lapkričio iki kovo praeidavo vien tik slidinėjant. O po pamokų būrelis mokinių susibėgdavo prie kaimo pakraštyje stūksojusio kalnelio. Smagu buvo leistis nuo jo, jaučiant, kaip šaltas vėjelis čiupinėja kaitusius skruostus. Paskui vėl kilti, slidas mėtant eglute. Bet kartą vienas iš klasės draugų atėjo nešinas pjūklų ir pasakė sumanęs kalno papėdėje įrengti trampliną. Sumanymas visiems labai patiko. Ir vaikai puolė pjaustyti netoliese pusnyse miegojusią, dar vasarą su šaknim išverstą pušį. O rąstigalius sudėliojo skersai slidėm išblizgintų vėžių. Paskui vertė ant jų susigulėjusias sniego gabalus, trypė juos, iš namų kibirais tempė vandenį ir laistė trampliną, tikėdamisi, kad jau kitą dieną galės išbandyti. Bandymą lydėjo draugiškas klegesys. Nes niekas iš šokančių dar nemokėjo, nusileisdamas pasilenkti į priekį, išlaikyti lygsvarą, ir todėl vėžės tarkavo užpakaliu ar net nugarą. Klegėjo tol, kol kritus vienam slidininkui, jo slidės pavirto į šipulius. Pakilęs berniukas pravirko, nežinojo, kad kitas slides tėvai vargu ar jam nupirks. Ir dar vaikai suprato, kad šuoliams nuo tramplino reikalingos kitokios, tvirtesnės ir brangesnės slidės, kurios gali būti tik nepasiekiamuose Tolimo ir Kutsko parduotuvėse. Nenorėdami laužyti turimų, jie iš lentgalių gamino savadarbės. Galus lenkti išmoko verdančiame vandenyje. Netrukus jie išmoko šokti nuo tramplino be griuvimų. Kaip smagu buvo nuskrėjus keletą metrų oru, švelniai prisiliesti slidėm prie vėžių ir leisti pakalnin liki sustojimo. Bet vaikam reikėjo vis kažko naujo ir naujo. Nustatę, kurioje vietoje po skrydžio slidės prisiliečia prie vėžių, jie po 3, 4 ir daugiau gulė žemiau tramplino ir jautė malonumą, kai virš jų lėkė draugas. Nustūmęs nuo savęs sibirietiškos vaikystės prisiminimus, Romas grakščiai nusileido nuo miegančiais beršais papuošto kalnelio. Praskynęs tarp medžių puriame sniege vėžes, jis metė žvilgsnį aukštyn, ten, kur stebėjo jo nusileidimą, stovėjo sūnus su anūku. Pirmyn, sušuko, nebijokit. Pirmas nusileido Jonelis. Apsisukęs pasidžiaugė. Nepargrivau. O antrai nepasisekė. Pusiaukelėje taip dulktelėjo, kad virš jo pakilo snaigių sūkurys. Bet tai buvo vienintelis tą dieną sugautas zuikis. Andrius teisinosi, kad leidosi galvodamas apie ką tik išspausdintą Astos kritinį straipsnį. Jame autorė neblogai išskalbė vieno vietinės reikšmės politiko nešvarius baltinius. Apie straipsnius ir baltinius galvok savo redakcijoje sėdėdamas, šyptelėjo Romas. O poilsiaudamas, ypač nuo kalno leisdamasis, atsipalaiduok, į vėžę žiūrėk, tada neteks balto zuikio už uodegos griebti, ir paklausė. O kas tą straipsnį parašiusi Asta? Korespondentė. Jauna? Na, už mane daug jaunesnė. Ir graži? Už mane daug gražesnė. Įkaitę, geros nuotaikos, 3 kartų vyrai parėjo jau pradėjus temti. O po vakarienės, kai Andrius įsikūrė prieš televizorių žiūrėti žinių,
Romas pradėjo klausinėti anūko, kaip jam sekasi mokslai. Atsakęs, kad visur viskas gerai, jaunelis tarė, mūsų mokyklos 12-okas nusižudė. Ką? Kaip? Kodėl? O jis žemyn galvą nušoko nuo vėduko ant asfalto. Gal netyčia nukrito? Gal tai nelaimingas atsitikimas? Ne, senelė, nusižudė. Tėvelis sakė, kad iš jo mergaitės tyčiojasi. Daugiau Romas neklausinėjo anūko. Sužinoti tragedijos smulkmenų nutarė pasikalbėjęs su Andriumi. Tačiau netikėta žinia ilgai nedavė užmigti. Atmintis vėl sugrąžino jį į Sibiro tolius, kurie brandino jį ir grūdino, o kartais stebino paauglių žiaurumais. Iš atminties niekada neišdils miesto vidurinės mokyklos bendrabutyje praleisti metai. Jis, tada 12-metis šeštokas, ir pats patyrė nemažai patyčių. Ir matė, kaip iš silpnesniųjų tyčiojasi tame pačiame didžiuliame kambaryje gyvenę vyresniųjų klasių mokiniai. Kartą tie vyresnieji nutvėrė 5-oką, ukrainiuko Timoščiuką, ir numovė jam ne tik kelnes, bet ir kelnaitės. Vaikas šaukė, cypė, dar nesuvokdamas, kad tai tik pasityčiojimo pradžia, nes jį baltuojantį plikų užpakaliukų ir besispardantį 20-okai nunešė į antrą bendrabučio aukštą, įmetė į mergaičių kambarį ir parėmė duris. Romukas girdėjo, kaip berniukas ten klykė, bet netrukus nutilo. 20-okės, Maša ir Ilija, apvyniojo jo užpakaliuką paklodę, pagirdė karštą arbatą ir paguldė lovą. Paskui, sugebėjusios atidaryti duris, nusileido į berniukų kambarį, išbarė šio gėdingo veiksmo vykdytojus, paėmė Timoščiuko rubelius ir sugrąžino juos nukentėjusiai. Tuo metu net Sibire su jo šalčiais didelis deficitas buvo veltiniai. Parduotuvėse jų niekada nesimatė. Nauji retkarčiais pasirodydavo ir toj pat būdamo išgraibomi tik turguose, kuriuos vietiniai gyventojai vadina tolkučkom, savotiškų pasistumdymų vietom. Sudilo rugsėjais ir spalis, be apsidairimų staiga užgriuvo žiema. Ir Romukas pajuto, kad net bėgant iki netoliese esančios mokyklos sušala į darbinius aulinukus įkištos kojos. Ir tada į miestą atvykęs tėvelis nuėjo į turgų ir nupirko jam veltinukus. Tačiau veltiniai buvo gremėzdiškai sudėvėti, su grybai dervasilių pritvirtintais padais. Nusiminė Romukas tokį apavą pamatęs, o tėvelis bandė jį nuraminti. Na nieko padoresnio neradau, o kojos ir tokiuose nešals. Jeigu pavyks, tavo išmėros aptikti, šituos savo pasimsiu. Bendrabučio vaikai patys ne ką geresnio dėvėję, į didžiulius veltinius įbruktas lietuviuko kojas pamatė, tik šyptelėjo, tik vyptelėjo, o klasė veltiniuotai pasitiko klegėsiu. Jau pirmosios pertraukos metu ištysėlis Perebeinusas pargriovė Romuką ant grindų, nutempė nuo jo kojų veltinius su mamytės megztom kojinėm ir nusviedė savuosius į kampą užsimovė didžiuosius. Paskui išsiropštė ant suolo ir pasileidė šuoliuoti kitais, cypindamas mergaitės, bet to dar jam buvo mažai. Pašuoliavęs vėl užsimovė savuosius, o šiuos ėmė laidyti iš kampo į kampą, talkom pakvietęs kitus išdykėlius. O Romukas tuo metu basas stovėjo prie durų ir delnais užsidengęs veidą laukė, kada Perebeinusas nurims ir atiduos jam veltinius arba sučirkš pertrauką baigiantis skambutis. Jo veltinių skrajojimas baigėsi netikėtai. Kai tarp durį išdygo anglų kalbos mokytoja, iš jos rankų pluoštą sąsiuvinį išmušė Perebeinuso paleistas krajūnas. Mokytoja suriko ir apsisukus nubėgo, o veltinių mėtytojas puolė rinkt pabirusius sąsiuvinius. Romukui liepė kuo greičiau apsiauti meškos letenas ir kritę suolan įbedė akis į duris. Mokytoja sugrįžo jau su direktorium, tačiau jam taip ir nepavyko išsiaiškinti, kas čia pertraukos metu dėjosi. Išduoti didelių kumščių savininką Perebeinusą niekas neišdrįso. Neužmirždamas Romui liko ir kitas, visai kitokio plauko pasityčiojimo atvejas. Tai atsitiko vėliau, kai jis tapo abiturientu ir klasės seniūnu, o mokėsi apsuptas buriatų. Vokiečių kalba jiems vietoj išvykusios mokytojos pradėjo dėstyti jauna, netikėjusi buriatė Jelena Borisovna. Romukas iškart pastebėjo,
kad ji ne tik skoningai rengėsi, bet ir skyrėsi nuo kitų siaurakių, plokščiai plačiaveidžių būrečių, dar jam nelabai suvokiamų moteriškų grožių. Ir jos balsas, ir iškalba neturėjo azijietiško atspalvio. Romas visada laukė jos pamokų, o vokiečių kalbos namų darbus ruošė itin kruopščiai. Ir štai mokytoja įbėga į klasę verkdama, meta ant stalo žurnalą, kelias knygelės ir tuoj pat neria atgal pro duris. Kasgi atsitiko? Jis seniūnas pasivėja ją prieš kambarį ir pamato tai, kas įskaudino mokytoją. Kad jos kurgalai tuos kelis išdykėlius klasės draugus, vadovaujamus trejetukininko, podprūgino. Ir kaip jie spėjo trumpos pertraukos metu tokią kiaulystę mokytojai paruošti. 10-okai tada mokėsi sename medinėme name klasiai pritaikytoje patalpoje. O prieš kambarį ant taburetės stovėjo didžiulis virdulys su vandeniu, kurį norintis atsigerti įsileisdavo į puodelį kraneliu. Ir štai tie išdykėliai aprėdė virtulį 100 siūlę, padabino kepurę, apačioj net kelnes prikabino, pro kurių įsiuvą iškišo vandenį lašinantį kranelį. Taigi mokytoja pamatė ne europiečių sukurtą garsų ir grakštų besišlapinantį berniuką, o to reikalų užsiėmus į vyriškos lyties baidyklę. Taip, tai buvo bjaurus pasityčiojimas iš mokytojas. Ir Romas puolė ją raminti. O mokytoja, lyg gležnutė mergaitė, švelniai apkabino jį, prisiglaudė skruostų prie jo veido, paskui žybtelėjo žaismingo žvilgsnio ugnelėm ir pasakė, einam. Visas tas veiksmas buvo trumputis. Tačiau būtent tada vienintelis tolimos Sibiro vidurinės mokyklos abiturientas lietuvis pajuto, kad jo paauglystė jau baigėsi. Už rankos įvedęs mokytoją į klasę vyriškų balsų riktelio. Podprūginai, atsistok! Ir šis išdykėlis paklusniai pašoko. Tuoj pat nurėdyk virdulį ir atsiprašyk mokytojos. Tas ir nurėdė ir atsiprašė. Mokytoja vėl ramiai, nieko iš mokinių neišskirdama vedė pamokas, o Romų tapęs Romukas vis ieškojo jos akyse tik akimirką matytų jam skirtų žaismingų ugnelių. Ir vis dėlto Romo manymu tarp jo 17-mečio mokinuko ir jos be 1 metų 30-metės mokytojos iki šiol nepatirta jausmų kibirkštėlė tada buvo trumpam įsiplieskus. Žinoma, ji tuoj pat užgeso, ji negalėjo ten net rusenti, bet po daugelio metų Romas susirado Leningrade savo buvusį klasės draugą Buriatą, tapusį šiame mieste žinomų ir įtakingų mokslininkų. Draugas buvo kilęs iš tos gyvenvietės, kurioje jie abudu kadaise baigė vidurinę. Ten gyveno jo motina ir sesuo, kurias jis lankė vos ne kiekvieną vasarą. Ten būdamas draugas užeidavo ir pas pensininkę tapusią Jeleną Borisovną, kuris sužinojus, kad jis bendrauja su Romu, visada prašydavo perduoti jam linkėjimus. Tie linkėjimai plaukė tol, kol mokytoja neatsisveikino su šiuo besityčiojančiu iš silpnesnių ir atgailaujančių pasauliu. Užmigęs gerokai po pusiaunakčio, Romas pabudo tada, kai jau visi buvo atsikėlę, o virtuvėje laukė Verutės paruošti pusryčiai. Paskui Verutė susiruošė parduotuvėn, eiti su ja panoro Jonelis, o Romas jiems išėjus paklausė Andriaus, ką jis žino apie abituriento nusižudymą. Yra ruošiamas apie tai straipsnis. Į šią istoriją Andriaus pavedimu buvo pasinėrus Asta. Ji jam viską, ką pavyko sužinot, papasakojo. Tačiau straipsnį rašyti Andrius jai nepatarė, temų buvo per skaudi paviešinimui. Ji vertė apie šį tą pamastyti. O nusižudymo priežastis žiaurus pasityčiojimas. O jų dabar mokykloje gan dažnai pasitaiko. Antai su Joneliu mokosi bernelis, kurio tėvas pralobęs versle savo lėšom apšiltino ir suremontavo klasę, skiria lėšų šventinių renginių organizavimui. Nieko blogo tame nėra. Tačiau tą tėvo labdarą kitaip supranta jo sūnelis. Pasak Jonelio, tas bambizas baigiantis pamokomis specialiai atriša savo batų šniurelius, užkelia kojas ant suolo ir rėkia mokytojai. Užrišk! Ir jį riša? Nustebęs paklausė Romas. Kai mokytoja bandė tą suįžulėjusi geltonsnapį sugėdyti, šis atkirto, jog jeigu neriš, tokių bjaurių dalykų tėvui apie ją papasakos, kad apie paramą ateity galės tik svajot. Ir tada mokytoja,
Kitiem vaikams stebint, užrišo jam tuos šniurelius ir įrišo kasdien. Na tai čia turbūt išskirtinis atvejis. Kiek žinau iš patirties, moksleiviai dažniausiai vieni iš kitų tyčiojasi. Na taip. Ir tas 12-okas Laurynas nusižudė dėl klasės draugų, svarbiausia merginų patyčių. Laurynas šeimoje augo vienas. Tai buvo gabus berniukas, mėgęs muziką, rašinėjęs laiką, eilėraščius. Viskas klostėsi gerai tol, kol gyvas buvo tėvas, statybų inžinierius. Kai tėvas žuvo autoavarijoje, mama, medicinos seselė, ėmė sunkiai sudurt galą su galu, ypač žiemą, kai pusė jos atlyginimo nukasdavo komunaliniai mokesčiai. Kartą iš Danijos trumpam parvykusi gera moters pažįstama paragino ją į tą šalį vykti kartu. Esą jai garantuojate ten medikiai nepalyginamai didesnį nei Lietuvoje uždarbį. Moteris išvyko ir neapsiriko, tačiau vienas butelikės Laurynas, nors ir gan savarankiškas vyrukas, puolė depresiją. Vis prašiau mokėsi, net praleidinėjo pamokas. Visa tai niekam nerūpėjo. O jautrios sielos Laurynas pradėjo mėtyti žvilgsnius į bendraklasę Mildą, merginą dailę, tačiau garsėjančią audringų charakterių. Ne tokios merginos jam reikėjo. Tačiau seniai žinoma, širdžiai neįsakysi. Milda matyt toj suprato, ką reiškia tylenio Lauryno žvilgsnį ir tuo pasinaudojusi nutarė pasityčiot. Tu vienas gyveni? Kartą paklausė. Vienas. Nori, kad vakare pas tave ateičiau? Noriu, prolemeno Laurynas. Sutarė. Tik ateisiu ryt vakare, jei geras būsi ir nakčiai pasiliksiu, bet su viena sąlyga. Kokia? Tu žinai, kur gyvena mūsų klasiokas Aivaras? Žinau, miesto pakrašty, nuosavam name. Šį vakar, kai sutems, nueisi ir išmalsi to namo langus. Kaip suprasti išmalsi? Tu ką, kitam pasaulyje gyveni? O gal vaikystėje iš mamos rankų galvą ant grindų buvai nukritęs? Akmenimis to namo langus iškulsi, supratai? O kodėl reikia juos daužyti? Juk tai nusikaltimas, bandė prieštarauti Laurynas. Na kaip nori. Neišdaužysi, ne tik ryt vakare pas tave neteisiu, bet ir iš vis tavęs nepažinosiu, drėbė Milda. Čiao, berneli. Na, matyt, Laurynas tikrai buvo įsimylėjęs Mildą, nes meilė apakino vyruką, jis pakluso. Įsidėjęs į kišenės kelis akmenius, vėlai vakare nuėjo prie reikalingo namo ir sėkmingai išmušė 2 langus. Daugiau akmenų nemėtė, nes už išmuštų stiklų įsižiebė šviesos, kilo triukšmas. Tad vyrukas turėjo dėti į kulnus, džiaugdamasis, kad jo pėdsakus slėpė gausiai pabirusios snaigės. Kitą dieną pamokose Laurynas sėdėjo nekrusteldamas, tik retkarčiais pažvelgdamas į gretimame suole su drauge besišnabždančią Mildą. Po pamokų jį ėjusi namo, Milda pasivijo ir metė. Pas tave teisiu, kai išmalsi visus langus. Ir kumštelėjusi, nusijuokusi, nubėgo. Ne, daugiau langų Laurynas nesiryžo daužyti. Šeštadienį ir sekmadienį praleidęs namuose, vakare sulaukė Mildos skambučio. Nustebo. Nei jis ją, nei ji jam niekada neskambino. Laputės balseliu mergina pasakė norintis su juo pasivaikščioti ir jau laukianti prie iki parduotuvės. Spurdančią širdelę nuskubėjo Laurynas į paskirtą vietą, kur Milda sugrebė jį už parankės ir nusitempė į parką. Ten juodu pasitiko dar 2 klasės draugės, viena iš jų paklausė. Tai tu išmalėjai Aivaro langus? Praradęs amą, Laurynas žagtelėjo ir su nuostaba pažvelgė į Mildą. Ko tyliai išmalėjai? Pakartojo ta pati mergina. Tai kad... Ką jis ketino pasakyti, taip ir liko nežinoma. Nes už jo nugaros stovėjusio 3 mergina taip trenkė jam į galvą, kad vaikinas krito prie jų kojų, o kepurė nusirito tako nuokalne. Jis bandė atsistot, bet smailių moteriškų batų spyrė į šonus neleido to padaryti. Spardė jos tyliai, nė žodžio neištardamos, o jis gulėjo sukniubęs, veidu jausdamas tako grindinio šaltuką. Paskui Laurynas lyg sapne išgirdo Mildo žodžius. Atmink, paslydai, pargriuvai, susimušiai, blin, kavalierius. Bandydamas atsistot, Laurynas krito, veidu trenkėsi į bordiūrą, o rytą atsipeikėjo ligoninės lovoje. Išleistas po kelių dienų vaikinas nuėjo į mokyklą, padėjo ant suolo
Krepšį su sąsiuviniais, bet pastebėjęs kreivas 3 mušeikų šypsenas, apsisuko ir išėjo iš klasės. Palikęs krepšį, jis ėjo namo, savo vienatvę. O parėjęs pašto dėžutėje aptiko pranešimą, kad jo vardu gautas registruotas laiškas, kurį reikia atsimti pašte. Pagalvojęs, kad laišką iš Danijos atsiuntė mama, suskubo jį atsimti, tačiau voke rado kvietimą apsilankyti pas prokuratūros tardytoją. Sugrįžęs iš pašto, kvietimą padėjo ant stalo, greta jo paliko trumpą laiškutį. Atleisk, mamytė, bet aš niekam šiame pasaulyje nereikalingas, man nėra jame vietos. Tavo Laurinukas. 3 paras gulėjo mokykloje ant suolo Laurino krepšys su sąsiuviniais. 3 paras niekam nerūpėjo, kur jo šeimininkas. Ta diena ne vienas vedukų pravažiavęs vairuotojas matė jo pakraštyje susigūžusį vaikiną, bet nei vienas nesustojo, nepasidomėjo, kodėl tokią žvarbę dieną įsėdė ant šalto asfalto. Mašina, bet jau važiavusi plentu po vedukų, sustojo tada, kai ant pilkos juostos vidurio gulėjo lavonas sukežusią galvą. Išklausęs Andriaus pasakojimą, Romas paklausė: ir kaip tai tavo korespondentei Astai pavyko visą smulkmeną sužinoti? O smulkmenas tardyto išdėstė Milda, o Asta su ja ir jos draugėmis pasikalbėjo vėliau. Jiedu nedomino bausmės klausimas. Tėvą ir sūnų sukrėtė pats faktas. Jie bandė suvokti, kame slypi tragedijos priežastys. Uždarbiauti išvykusią ir namuose palikusią pilnametį sūnų motiną dar buvo galima suprast pateisinti, bet kodėl taip žiauriai iš savo klasės draugo pasityčiojo merginos būsimos motinos? Ir kodėl bręstančios tragedijos nepamatė pedagogai? Atmintis vėl sugrąžino Romą į Sibiro tolius. Jis vėl prisiminė klykiantį, su numautom kelnėm Timoščiuką, perebeinos omėtomus didžiulius veltinius, besišlapinantį virdulį. Tai buvo silpnesniuosius skaudinę pasityčiojimai, tačiau, kad paaugliai būtų žiauriai mušę, juolab merginos pardžiusios pargriautą vaikiną, to tada Romui girdėti neteko. Na, ir batų šniūrelių mokytojos mokiniams nerišo. Vadinasi, dabartinių paauglių psichiką pažeidė nepateisinamo žiaurumo virusas. O tai jau buvo rimtas signalas ne tik tėvam ir pedagogam, bet ir šalį valdantiesiems. Jaunystės dvelksmas. Žinia, kad buvę instituto kurso draugai ruošė susitikimą, Juozą nustebino ir sujaudino. Nuo tos neužmirštamos diplomų įteikimų dienos praėjo 40 metų. Į tuos metus įsiterpė aštriu peiliu Lietuvos istoriją perpjovė 1990-ieji. Ir anoje pjūvo pusėje iškepti šio dalyko mokytojai, nebejotina, savaip vertino tų pusių iššūkius. Jų tų draugų tada buvo nemažai. Kur jie dabar? Kuo kvėpuoja? Kiek jų atvyks į susitikimą? Žiema prislėgė žemę ne juokais. Mašinos keliuose slidinėjo. Tad keliauti į Vilnių jis nutarė valdiškais ratais. Pasiekęs Kauną autobusu ir valandėlę praleidęs stotyje, Juozas sėdo į traukinio vagoną, atsisegė striukę, išsiėmė iš rankinės Martyno dienoraštį ir jau kelintą kartą įniko skaityti kreivokai sumėtytas eilutes. Čia mirgėjo kaimų pavadinimai, pavardės. Vos ne kiekvienas įrašas alsavo krauju. Traukinys išnėrė iš tunelio ir pro langus plykstelėjo šaltos saulės spinduliai. Vagone šilta, jauku, keleivių nedaug. Tolėliau veidu į Juozą sėdi pagyvenusi moteris. Jis klaido žurnalą. Ką ta keleivė primena jam? Žilstelėję plaukai,
nevykusiai slepiasi po mėgsta rude kepuraitė, kaklą puošia panašios spalvos šalikėlis. Kai moteris atsilošia ir pažvelgia pro langą, Juozas krūpteli, negi tai ji, Nijolė. Dabar Juozas jau nepajėgia nuleisti akių. Jis stebi kiekvieną moters judesį ir tyliai kartoja, tai ji, tai Nijolė. Ir atmintis pradeda piešti seniai anoje pjūvio pusėje sudilusius metus. Bestudijuojantis Juozas mėgo lankytis operos ir baleto teatro spektakliuose. Kartą susiradė savo vietą, dar senojo teatro pastato Basanavičiaus gatvėje balkone, jis nustėro supratęs, kad sėdėdamas greta jo spektaklį stebės pats Kipras Petrauskas. Vėliau Juozas didžiavosi porą valandų praleidęs greta operos legendos, o po to spektaklio ateidavęs į teatrą visada įdėmiai pažiūrėdavo į abipus sėdinčius žiūrovus. Kas jie? Ta kartą atėjęs į Gulbių ežerą ir įsikūręs parteryje, dešinėje pamatė solidaus amžiaus vyriškį. Kairėje sėdėjo puošniai apsirenkusi geltonkasė mergina. Užgeso šviesos. Jaudinančia Gulbės giesme nuskambėjo uvertiūra. Scenoje apsireiškė spalvingais rūpais švytintys šokėjai. Ir Juozas ėmė skęsti svaiginančiai pasakiškų melodijų sūkuriuose. Kai baigėsi pirmasis aktas ir salė vėl nušvito žibintų šviesomis, Juozas pakilo ir metė žvilgsnį į nepažįstamą geltonkasę, jos akyse pamatė ašarų blizgučius. Kas jūs taip sujaudino, šokis ar Čaikovskio muzika? Išdrįso paklausti. Mergina pažvelgė jį didelėmis melsvomis akimis, kuriuose skendo ir nuoskauda, ir nuostaba, ir atsakė. Mane viskas jaudina, ir šokis, ir muzika, ir išdavystė. Išdavystė? Vėl atsisėdęs sukluso Juozas. Aš šiame spektaklyje ypatingų išdavysčių neižvelgiu. O aš išvelgiu tame, kad greta manęs esančioje vietoje niekas nesėdi. Ir kas turėjo joje sėdėti? O jums tai įdomu? Paklausė mergina įdėmiai į jį pažvelgus. Įdomu. Įsivaizduojat, kurso draugas pakvietė į teatrą, nupirko bilietus, o pats netėjo. Tai gal, matyt, yra rimta priežastis, gal kas atsitiko? Atsitiko, o to atsitikimo pavadinimas išdavystė. Baigėsi antraktas. Vėl suskambo Gulbių šokius lyginti muziką, tačiau Juozas nepajėgė visiškai pasinerti ją ir reginį. Jis jautė gailestį mėlynakį geltonkasį, greta kurios taip ir liko neužimta vieta. Prasidėjus kitam antraktui, Juozas ištiesė ranką kaimynei. Juozas, Nijolė, atsakė ji. Gal pasivaikščiojam? Mielai. Netrukus jis žinojo, kad mergina mokosi universitete teisės fakultete, o tas, jo žodžiais išdavikas, esąs kurso draugas. Daugiau apie savo neatėjusių draugą Nijolė kalbėti nepanoro. Kalba pakrypo muzikais ir spektaklių teatruose temomis. Ir Juozas pajuto, kad jų požiūriai ir pomėgių daug kur sutampa. Pasibaigus spektakliui jie ilgai žingsniavo naktį pasitinkančio Vilniaus gatvę, ėjo tol, kol mergina pasakė, kad jiedu jau stovi prie jos namo. Tas namas buvo elitinis ir Juozas suprato, kad jos tėvai neeiliniai sostinės gyventojai. Paklausti, kas jie, nesiryžo, o atsisveikindamas pakvietė kartu pasiklausyti Verdžio operos Rigoleto. Ir tada Nijolė pirmą kartą nusijuokė skambiu balseliu. Su sąlyga, kad jūsų vieta greta manęs neliks tuščia. Netikėtai užsimezgus jų draugystė sparčiai kaito, o kai kitų mokslo metų pabaigoje Juozas ištarė tuos žodžius, kurių Nijolė laukė, du studentai nutarė susituokti. Ir tada mergina pasakė, norinti susipažindinti jį su savo tėvais. Į Juozo klausimą, kas jos tėvai, Nijolė atsakė. Mama mokytoja, tėtis tarnautojas. Ką reiškia tarnautojas, Juozas nepatikslino. Tačiau jau pirmojo apsilankimo Nijolės namuose metu pajuto, kad jos tėvas apie jį žino tai, ką jis merginai nepasakojo. Juozas vengė net artimiausiam draugam pasakoti apie savo tėvų ir sesutės nužudymą. Mažai kas žinojo, kad jis užaugo vaikų namuose. Kad visa tai žinoma šioje šeimoje, jis suprato iš kelių tiesmukiškai mestų Nijolės tėvo frazių. Kai mergina prabilo apie nusimatančias vedybas, abu jos tėvai pakreipė kalbą kitą linkmę, lyg nebūtų girdėję jo žodžių. O kai Juozas pakvietė Nijolę pažiūrėti baleto Spragtukas,
Jai skirta vieta greta jo liko neužimta. Išdavystė, kartojo jis, grįždamas į bendrabutį, negalėdamas suprasti jos priežasties. Neturėdamas galimybės paskambinti, bet žinodamas namų adresą, Juozas parašė trumpą laiškelį. Į voką įdėjo bilietą. Kvietė po savaitės apsilankyti seniai nematytam Gulbių ežere. Vėl pasidėjęs greta tuščios vietos, nutarė susirasti Nijolę universitete. Sužinot tokios staigaus ir netikėto išsiskyrimo priežastis. Nieko nesužinojo. Pamatęs ją iš universiteto išeinančią už parankę su garbanotu vaikinu ir kažką jam pasakojančią, nusisuko ir nuėjo savais keliais, žadėjusiais jam vienatvę. Ir štai ta pati Nijolė daugiau kaip po 40 metų sėdėjo netoliese ir žvelgė į skriejančius pro vagono langą snieguotus peizažus. Prieiti, pakalbinti, nors dabar sužinoti, kodėl tada, atsidūrus ant vestuvų slenksčio, per jį nebuvo peržengta. Bet ar tas priėjimas netaps peržengimu per save? Juozas jautė nesuvokiamą jėgą, kuri vertė jį pakilt ir prieiti prie taip netikėtai sutiktos moters. Vidinis balsas kuždėjo, kad to nereikia daryti, bet jis tam balsui liepė nutilt. Priėjęs prie abejingai pro langą žvelgusios moters paklausė: atsiprašau, ar galėčiau greta atsisėsti? Jeigu pustuščiame vagone neradot kitos vietos, prašau, drėbė Nijolė ir pasislinko iki pat vagono sienos. Dėkoju, ponė, jau atsisėdęs tęsė Juozas. Į Vilnių keliauju. Koks jūsų reikalas, kur aš keliauju, pyktelėjo Nijolė. Ir padovanojo įkyriam vyriškiui primerktų akių su menkai žydrynės likučiai žvilgsnį. Na, į Vilnių ir ką? Ir aš į Vilnių, tarė Juozas. Ir noriu pakviesti jūs į operos ir baleto teatrą. Na, kad ir į Spragtuką arba Gulbių ežerą. Paskutinį kartą aš šiuos baletus žiūrėjau labai seniai vienas. Greta niekas nesėdėjo, nes ta mergina, kurią buvau pakvietęs, kažkodėl neatėjo. Juozas pastebėjo, kaip krūptelėjo Nijolė. Pasisukusi, ji pažvelgė į jį jau kitom akim, kuriuose matėsi baimės, nuostabos ir pažadintos kaltės mišinys. Juozai, čia tu? Pralemeno raukšlelėm apipintom lūpom. Kaip, iš kur? Na, dar ne iš ano pasaulio. Tai priimi kvietimą nueiti į baletą. Ji nieko neatsakė, nes nepajėgė atsakyti. Moteris susikūprino, uždengė delnais veidą ir Juozas išgirdo kūkčiojimą. Ji verkė, o jis nesiryžo raminti. Sėdėjo ir laukė, kol nusiramins. Pagaliau Nijolė pasirausė rankinuke, išsiėmė nosinaitę, nusišluostė ašaras, prabilo. Baisi nuodėmė mane slegia visą gyvenimą. Bandžiau atgailaut klupodama bažnyčioj. Daug maldų išmokau, bet viskas veltui. Supratau, Dievas mane atleido, o tu? Na, kad tu išsirinkai kitą, jau senai atleido, tarė Juozas, jausdamas norą paimti jos ranką, tačiau susivaldydamas. O kad tada neatėjai į teatrą, atleisiu tada, kai pažiūrėsim Gulbių ežerą. Ne aš išsirinkau, tėvai išrinko, sakė Nijolė, ir jis išgirdo 10 mečius jos sieloje brandintą išpažintį. Negalėjo tada žinoti jaunas studentas, kad jo nuotokos tėvas dirbo tuose greta konservatorijos esančiose rūmuose, kurie daugeliui kėlė pasibaisėjimą. Saugumo pulkininkas, iš dukros sužinojęs Juozo pavardę, tuoj pat surinko apie jį reikalingą informaciją, kuri jam nepatiko. Ne, banditų nužudytų kaimiečio atžala antitarybinio tvaiko neturėjo. Vaikino anketa buvo visiškai švari, tačiau tie argumentai, kuriuos tėvas pažėrė Nijolė, ją pribloškė ir privertė susimastyti. Jaunuolis, vaikystėje pergyvenęs baisią tragediją, esą negalėjo užaugti visiškai psichiškai sveikas, be to jis augo vaikų namuose. O kai tėvo požiūrį buvo dar vienas labai ryškus minusas, tuose namuose augę vaikai, kaip taisyklė, netampa rimtais šeimos žmonėmis. Nijolė tėvui bandė priminti, kad svarbiausia sukuriant šeimą meilė, tačiau tuoj pat buvo grubiai nutildyta. Labiausiai pritrenkė žodžiai, kuriuos jis drėbė jau atidaręs laukojas ir eidamas į darbą. Su šiuo nepilnaverčiu Elgeta jokių vestuvių. Ir jei dar nors kartą tave su juo pamatysiu, jis išlėks iš instituto ir pavirs dulkę.
Mergina nuo vaikystės žinojo. Tėvas žodžiais niekada nesisvaidė. Ji dar ryžosi išlieti nuoskaudą motinai, bet ši taip pat atsakė trumpai. Nebandyk prieštraut, pasigailėk to malonaus vaikino. Tėvas jį miltų sumals. Nijolė Juozo pasigailėjo ir netrukus ištekėjo už tėvo bendradarbio, taip pat saugumiečio, sūnaus. Ištekėjo norėdama kuo greičiau užmiršti Juozą, atiduodama save į ranką žmogaus, kurio nemylėjo ir kurio pirmą, dar švelnę, išdavystę patyrė tada, kai jis, pakvietęs ją į Gulbių ežerą, vaikštinėjo su kita mergina, o jis susipažino su Juozu. Vyro išdavystės prasidėjo po to, kai jie susilaukė dukrelės. Baigęs teisę ir įsidarbinęs valstybės saugumo komitete, jis jautė save gyvenimo šeimininku, pabendraut su lengvo elgesio gražuolėm drįso net žmonai matant. Jie išsiskyrė Nijolės iniciatyvą. Užauginti dukrą padėjo mama. Kur buvęs vyras dabar, ji nežino. Jis dingo nepriklausomybės aušroje. Tėvas, neradęs savo vietos naujoj Lietuvoj, drebėjo dėl galimų persekiojimų, gydė nervus, o nukirto jį vėžys. Nijolė, buvusi teisėja, gyvena su mama kukliam bute, o jos dukra su vyru ir 2 vaikais vergauja Švedijoje. Štai ir visa iš pirmo žvilgsnio visiškai paprasta jos nevykusio gyvenimo istorija. O Juozas turbūt laimingas, rimta mergina, nesaugumiečio dukra susiradęs. Nustebo Nijolė, neiškart patikėjo, kad jos buvęs jaunikis jokios merginos nesusirado. Kodėl? Matai, Nijolė, tarė Juozas, stengdamas žiūrėti į jos pavargusias akis. Aš esu iš tų vyrų genties, kurie visą gyvenimą myli tik vieną moterį. Tu apie mane? Ne, aš apie tą merginą, su kuria susipažinau žiūrėdamas Gulbių ežerą ir su kuria išsiskyriau, vienas tą baletą pažiūrėjęs, o už išpažintį dėkoju. Po tų žodžių Nijolė vėl išsiėmė nosinaitę, vėl šluostė ašarojusias akis, o Juozas neturėjo ką pridurti prieš tartų žodžių. Kai Vilniuje jis palydėjo ją iki troleibuso, išgirdo klausimą. Kur ketinai apsistot? Pas Albertą, kurso draugą. Galėčiau ir aš priglausti, vietos užtektų. Ačiū, gal telefono numerį man duosi. Norėsi paskambinti? Paskambinsiu nupirkęs bilietus į Gulbių ežerą. Ji vėl pasirausė rankinukę ir padavė jam vizitinę. Ir Juozas pamatė, kad ant troleibuso laiptelio pakilo susikūprinasi, nuleidusi galvą, kurią kadaise puošė dailios geltonos kasos, jeigu dar nesenutė, tai gyvenimo nuvarginta moteris. Bilietus į spektaklį jis nupirko jau kitą dieną, prieš kurso draugų susitikimą, o Gulbių ežerą jie žiūrėjo jau po susitikimo. Nijolė atėjo pasidabinusi senamadišku, mažai dėvėtu, melsvu kostiumėliu, stengdamasi po gintaro vėriniu paslėpti artėjančią senatvę prognozuojančias kaklo raukšlėles. Ant lūpų ir antakių matėsi kosmetikos pėdsakai, keli pirštai priglaudė neaiškios kilmės žiedus. Jie sėdėjo parteryje greta, tačiau vėl iš kitų pusių, greta jo ir jos, nieks neužėmė vietų. Kas tai? Gal vėl kažkoks, bet dabar jau visai nesuvokiamas ženklas. Kur tu gyveni? Po spektaklio paklausė Juozas. Prie buvusios Minsko parduotuvės. Tai netoli. Galiu palydėti? Palydėk? Jis neišdrįso paimti jos už parankės, bet paslydus ir vos nepargriuvusi, Nijolė nusijuokė ir pati sugriebė jo ranką. Kai už Neries pradėjo kilti Kalvarijų gatve, ji netikėtai prabilo apie teisminių bylų jo valuose paliktus metus, o jis kalbėjo apie užsibaigusio pedagoginio darbo subtilybės. Jie nelietė jų subrendusio, bet grubiai užversto jaunystės romano temos. Abu jautė, kad ji gali atverti senai užsitraukusias žaizdas. Prie savosios laiptinės durų ji paklausė. Gal užeisi? Arbatos išgersim. Vėlų jau, suprantu. Kada važiuoji namo? Rytą. Gal telefono numerį paliksi? Sugrįžęs laišką parašysiu. Lauksiu. Jis ištiesė į ranką ir paspaudė jos baltą pirštinę aprėdytą. Atsisveikinęs su Albertu ir sugrįžęs į namus, jau kitą dieną paėmė popieriaus lapą ir sėdęs prie stalo parašė.
Aš vėl menu mergaitę geltonplaukę, jo šypsena, smalses, melsvas akis. Nors metai Nemuno vaga nuplaukia, į tolius nunešė visas viltis. Ah, kiek dienų nuskriejo veltui vėjais, kažkur veržiausi, brandinau mintis, o ta mergaitė su kitu nuėjo, ilgai apiešė mano atmintis. Aplink tamsa, lietus už lango pliaupia, jo ašaros man primena manas, vaizdų vaizdai, jie vis dažniau atplaukia, priimdami sudegusias dienas. Mano galva balta, širdis vaitoja, kažko dar trokšta, nors greta ruduo. Matau save paklydusio artojų, jaunystėje užžėlusios laukuos. O ta daili mergaitė užmirštoji staiga išsiveržė iš atminties gelmių ir vėl jos vardą naktimis kartoju. Nejaugi ją aš iki šiol myliu. Eilėraštį Juozas įdėjo į voką, paskui rankiniai suradęs Nijolės vizitinę ant jo užrašė jos adresą. Pasidėjęs pašoko, pasirausė sekcijos stalčiui. Surado dar anų laikų voką su prie jo priklijuotu, bet neantspauduotų raudonų ženklų su nesančiu šalies herbu. Iš jo išėmė bilietą į baletą Gulbių ežeras. Kitoje jo pusėje matėsi data 1967 metų spalio 18 dieną. Šį bilietą taip pat įdėjo į voką, kuriame jau buvo eilėraštis. Savo adreso neužrašė. Įmetęs laišką į pašto dėžutę tarė: dabar jau viskas.